Palikite tai Ukrainai. Jie tikrai sugeba pasirinkti įspūdingus būdus, kaip pakenkti Kremliui. Tačiau, kaip ir anksčiau, buvo daug lemiamų momentų. Kyjivas vėl artėja prie kryžkelės, spręsdamas, ką daryti su savo oro kampanija. Ant kortos pastatyta keli procentiniai punktai Rusijos BVP. Politiniai stabilumas Maskvoje. Galbūt ir pačios Ukrainos gebėjimas tęsti puolamasias operacijas ir ar apskritai fronto kariai galės pavalgyti. Taigi šiandien noriu aptarti 4 aiškiausias galimybes, kai Ukraina svarsto savo oro kampanijos tolimesnius žingsnius. Ir kad dar labiau patikslinčiau temą, kalbu apie dalykus, kurie galėtų įvykti per artimiausią mėnesį ar panašiai. Šis apribojimas pašalina smūgius prieš Rusijos vidaus elektros ir šildymo tiekimą, kad priešas būtų tiesioginė prasme užšaldytas. Esu tikras, kad netrukus apie tą galimybę diskutuosime kitu formatu. Bet kokiu atveju mums lieka šios galimybės. Pirma. Padidinti spaudimą Rusijos naftos perdirbimo gamykloms. Antra. Išplėsti smūgius prieš Wildberries. Trečia. Pereiti prie kampanijos prieš Rusijos raketinės pajėgas ir taikytis į pačios Rusijos balistinės raketas. Dėl paskutinio varianto aptarsime Rusijos maisto tiekimą. Tema, kuri sulaukia mažai dėmesio, nors anksčiau jau buvo akivaizdus smūgis. Tada trumpai paminėsiu, kaip šis pokalbis iš tikrųjų yra įžanga į daug subtilesnį strategijos susitikimą, kurį šiuo metu rengia Kremlius. Tačiau pirmasis šiandienos punktas yra Rusijos naftos perdirbimo gamyklos ir kita naftos infrastruktūra. Ir nors tai gali atrodyti akivaizdus pasirinkimas, turint omenyje, kad tai jau daugiau nei metus užima visų dėmesį, čia yra tam tikrų niuansų, kas vyksta. Pažiūrėkite į šią neseną naujieną. Ukrainos dronai smogė dideliai Rusijos naftos perdirbimo gamyklai, esančiai už 800 mylių, arba maždaug 1300 metrinių vienetų nuo sienos. Tai didelis įvykis. Per 5 valandas nuo naujienos paskelbimo apie jį pranešė 82 žiniasklaidos priemonės. Bet leiskite parodyti jums keletą privalumų, kuriuos suteikia galimybę sužinoti apie šią istoriją per šiandieninio vaizdo įrašo rėmėją Ground News. Net ir turėti tik trumpą istorijos santrauką apačioje yra labai svarbu, atsižvelgiant į tai, kaip šiuolaikinės žiniasklaidos antraštės tapo klaidinančios ir skirtos paspaudimams vilioti. 2,7% visų perdirbimo pajėgumų. Įsidėmėkite tai vėlesniam laikui. Tačiau Ground News taip pat leidžia, žinote, skaityti straipsnius iš įvairių šaltinių ir giliau susipažinti su tema. Kalbant apie aprieptį, Ground News jums padės su jų aklosios zonos funkcija. Tai istorijos, kurių viena politinio spektro pusė neaprašo. Deja, čia Kinija perka pastatą, kuris yra vos keli žingsniai nuo Baltųjų rūmų, o ne Kinija perka laiptus, kurie atkeliavo iš Baltųjų rūmų. Ir jei tai nėra argumentas skaityti daugiau nei tik originalios naujienų agentūros antraštę, tai aš nežinau, kas yra. Ir apsilankę ground.news /lines on maps arba nuskenavę QR kodą savo ekrane, galite gauti net 40% nuolaidą Vantage planui, kuris suteikia jums prieigą prie visų šių funkcijų ir dar daugiau. Tačiau dėja, negalėsite fiziškai turėti Baltųjų rūmų laiptus. Vis dėlto dar kartą dėkoju Ground News už tai, kad rėmė šiandienos vaizdo įrašą. Bet kokiu atveju, viliojantis argumentas prieš naftos perdirbimo gamyklas yra mažėjanti ribinė grąža. Žinoma, žala kaupiasi. Bet pasiekti naujus taikinius darosi vis sunkiau, nes tenka pradėti keliauti per didžiausią pasaulio šalį. Geriau ieškoti kažko naujo esamame raketų ir dronų veikimo nuotolyje, kur dar nėra tiek daug gynybos priemonių. Tačiau šis argumentas turi keletą trūkumų. Pirma, Rusija gali remontuoti naftos perdirbimo gamyklas greičiau nei atrodo. Dėža Ukrainai. Lengviausi taikiniai dažniausiai būna ir lengviausiai pataisomi. Nepalengvina situacijos ir tai, kad didžiąją dalį žalos padarė dronai, kurie turi mažiau ugnies galios nei tikros raketos. Tačiau didesnė problema sistemoje yra laisvi pajėgumai. Pamatysite ryškių antraščių, tokių kaip Ukraina išvedė iš rikiuotės 38% Rusijos naftos perdirbimo pajėgumų. Na, net jei laikysime savaime suprantamų dalykų, kad viskas, kas buvo pataikyta, iš tikrųjų neveikia, pajėgumas nėra gamyba, o gamyba yra pagrindinis rodiklis. Prieš smūgių kampaniją apie 5% Rusijos naftos perdirbimo pajėgumų stovėjo nenaudojama. Iš dalies tam, kad senesnė įranga pailsėtų, o iš dalies dėl nepakankamo naftos kiekio. Taigi, neskaitant propagandinės pergalės Ukrainai, pagrindinis pradinis smūgių poveikis buvo apkrovos perkelimas į laisvus pajėgumus. Tikrosios išlaidos buvo remontui ir logistikos sprendimui, kaip perorganizuoti naftos tinklus.
Taigi, jei iš pradžių matėte degalų trūkumą, tai buvo dėl to, kad logistikos komandos nesusitvarkė, o ne dėl to, kad Rusijai trūko gamybos pajėgumų. Tikrosios problemos prasidėjo, kai Ukraina pradėjo plėsti savo smūgius prieš naftos perdirbimo gamyklas į taikinius giliau šalies viduje. Dabar Rusija iš tikrųjų susiduria su tikru trūkumu. Tačiau Ukraina negalėjo iš karto pereiti prie šio žingsnio, nes gilesniems aviaciniams smūgiams reikia didesnio pasitikėjimo, kad oro gynyba nenumuš visų atskrendančių dronų ir raketų. Atsižvelgiant į tai, kad pagaliau pasiekėme šį etapą, argumentas toliau smogti naftos perdirbimo gamykloms yra tas, kad Ukraina tik pradėjo gauti tikrąją šios kampanijos naudą. Mes nesusidurėme su mažėjančios ribinės grąžos problema, tai kodėl sustoti? Paskutinis dalykas apie naftą ir tęsiant temą, prašau neapsiribokite antraštėmis. Ši galimybė neprieštarauja JAV politikai. Galbūt matėte pranešimus, kad Vansas įsikišo ir sustabdė Ukrainos smūgius naftos tanklaidams. Na taip, bet tai iš esmės ignoruoja, apie kuriuos tanklaidus kalbama. O atsakymas yra nerusiški tanklaiviai, kurie gabena naftą iš Kazachstano į tarptautines rinkas, vamzdynų einančių per Rusiją. Tai kėlė problemų JAV įmonėms, nuomojančioms tanklaivius šiai naftai. Naftos kainų stabilumui vakarų rinkose, kurios paprastai jie rėmėsi, ir platesnėms vakarų pastangoms atitraukti Kazachstaną nuo Rusijos koalicijos. Pažymėtina, kad Joe Bideno administracija ragino nesmūgiuoti ne tik šiai Kazachstano naftai, bet ir jokiai Rusijos naftos operacijų daliai. Priešingai, šiandien Ukraina gali toliau smogti įvairiems kitiems taikiniams pagal tarptautiniu mastu suderintą sankcijų politiką ir neįsivelti į konfliktą su Donaldo Trumpo administracija. Antras sąraše, taip pat susijęs su status quo išlaikymu, yra dėmesys internetinės prekybos paskirstimo centrams. Dabar galėjau tiesiog pasakyti Wildberries, nes dauguma žmonių jau žino, kad ši vaisiaus pavadinimą turinti įmonė yra Rusijos Amazon atitikmuo. O jei nežinojote, ar matote, kaip parašiau šį scenarijų, kad tai natūraliai paaiškėtų? Tačiau nenoriu apriboti šios diskusijos tik vieną įmonę. Tačiau jei sutelksime dėmesį tik į Wildberries, Ukraina vis tiek gali padaryti daug daugiau, nes mažėjančios ribinės grąžos čia vėl nedidelės. Prisiminkite tai vėlesniam laikui. Wildberries centrai sukurti taip, kad veiktų nepriklausomai vienas nuo kito. Taigi, jei susprogdinate vieną iš jų, padarote didžiulę žalą. Taip pat tikėtina, kad paliekate objektą visiškai sunaikintą, skirtingai nei tai, kas vyksta su naftos perdirbimo gamyklomis. Tačiau jūs netrukdote kitų centrų veiklai, tol kol užsakymai vis dar gaunami ir mažmenininkai toliau parduoda Wildberries prekyvietėje. Ukrainai nepalanku tai, kad vienas paskirstymo centras nėra vertas kelių kartų daugiau už savo vertę. Privalumas yra tas, kad kiekvienas paskirstymo centras, kurį atakuojate, yra maždaug tiek pat vertingas kaip ir ankstesnis. Vienintelės išlygos yra pasitikėjimo pačios įmonės atžvilgių praradimas ir sandėlių dydis. Wildberries bando plėsti savo veiklą kiek įmanoma labiau, tačiau kai kurie sandėliai yra didesni už kitus. Jei čia yra vietos plėtrai, tai būtų nukreipta į pagrindinį Wildberries konkurentą – Ozon. Daugiausia Ozon išliko nebuvo Kyjivo taikinyje, išskyrus kelias neaiškės išimtis. Liepos 24-osios sandėlio gaisras, kuris galėjo būti tik šalutinė žala po netoliese įvykusio Wildberries smūgio. Ir kažkas, Liepos 31-ąją, ką Ukraina pristato kaip tyčinį smūgį, kuris taip pat buvo nukreiptas į Wildberries objektą tame pačiame pramoninėme komplekse. Tačiau pasak Ozon, žalos nepadarė. Dabar Ukraina čia nesusilaiko nei iš dosnumo, nei kaip atlygio už tai, kad Ozon nepardavinėja tokios pačios dvigubos paskirties įrangos kaip Wildberries. Iš tiesų, viešose peticijose dėl reikmenų pirkimo dislokuotiems kariams, Ozon nuorodos pasitaiko beveik taip pat dažnai kaip ir Wildberries nuorodos. Veikiau, tai vėlgi susiveda į verslo modelį. Ozon rinkosi mažesnius, bet gausesnius sandėlius. Bet atvirai kalbant, jie nėra tokie geri taikiniai Ukrainai, kaip išsiplėtusios Wildberries patalpos. Vis dėlto galima įsivaizduoti, kad jei Ukraina sunaikins pakankamai daug Wildberries objektų, mažesni Ozon taikiniai taps geriausiu kitų pasirinkimu. Trečias variantas. Kryptingai stengtis smogti pačios Rusijos balistinių raketų gamybai. Ir Kyjivui čia gali nelikti daug pasirinkimo. Tikriausiai jau girdėjote iš manęs ar kitur apie didelį priešraketinės gynybos trūkumą Ukrainoje. Dronų perėmimo rodikliai vis dar atrodo puikiai, tačiau raketų perėmimai smarkiai sumažėjo dėl Patriot sistemų trūkumo. Paskutinį kartą baigėme ties tuo, kad Ukrainai galėjo tekti rinktis arba tęsti dabartinį tempą prieš esamus taikinius,
arba nusitaikyti į Rusijos raketų gamybą. Čia tinka apverstas posakis, kad geriausia gynyba yra gera ataka. Skaičiai čia reaktyviam atsakui nepalankus. Interviu CNN metu Zelenskis sakė, kad Ukraina turi apie 60% mažiau perėmėjų nei pernai, o Rusija paleidžia maždaug dvigubai daugiau balistinių raketų. Skaičiai, kurie apytiksliai sutampa su trečiųjų šalių vertinimais. Tai buvo dalis Zelenskio lobistinės kampanijos, siekiant gauti daugiau Patriot perėmimo raketų. Jis toliau sakė, kad 5% JAV atsargų padėtų Ukrainai išgyventi žiemą, o 10% sunaikintų visas Rusijos raketas. Dabar aš neabejoju, kad Ukraina būtų geriau apsirūpinusi, jei gautų didesnį Patriot sistemų kiekį. Tačiau šie skaičiai nesutampa su realybe. Vien gynybinis požiūris neveikia. Rusija dabar paleidžia daugiau nei 100 balistinių raketų per mėnesį. Optimistiškai vertinant, Jungtinės valstijos savo arsenale turi likusias 1000 Patriot perėmimo raketų. Vėlgi, optimistiškai vertinant, darant prielaidą, kad perimama viena raketa su viena raketa, tai padengtų daugiausia vieno mėnesio raketų atakas. Reikia kažką padaryti su rusišku vardikliu, kad tai veiktų. Ukraina turi savo užduoti klausimą, ar šalis gali susitaikyti su civilių aukomis tam, kad Rusijos politinės problemos dar labiau paaštrėtų. Tai įmanoma. Civilių žūčių nuo šių ginklų šiais metais tikriausiai yra šimtai. Žūčių skaičius didėja ir bet koks civilių aukų skaičius nėra geras, tačiau tai yra politinė realybė, su kuria susiduria Ukraina. Papildomai apsunkindama situaciją, Rusija gali priversti Ukrainą imtis veiksmų, sustiprindama atakas prieš ginkluotės gamybos objektus. Taip, Putinas ieško karinių technologijų. Ir nors paskutinis sakinys buvo labai įtraukiantis, jei tau nebeliko raketų, kurias galėtum paleisti, tuomet ir dilemos nebelieka. Iš tikrųjų, tau visiškai nėra ką daryti. Ir taip atsiranda poreikis, kad Ukrainos karinė technika medžiotų Rusijos karinės technikos medžiotojus. Čia yra daug trūkumų. Pirma, gamybos objektai dažnai būna toli. Todėl labai patogu, kad Ukraina iš anksto praretino Rusijos oro gynybą. Kitaip tai apskritai galėjo nebūti variantas. Antra, gamybos objektai yra įtvirtinti ne tik dėl šios priežasties, bet ir todėl, kad pastatai turi būti atsparūs sprogimams iš vidaus, nelaimės atveju. Tai dar svarbiau trečiajai problemai. Nesvarbu, kas iš tikrųjų juos paleidžia, Šiaurės Korėja tiekia raketas Rusijai. Tokių atstumų lengvų pergalių nebus. Negalite tiesiog nusiųsti kokį nors kvadrokopterio laivu prie Korėjos pusiasalio, kaip operacijoje voratinklis. Jums reikia tikros ugnies galios. Todėl grįžtame prie ankstesnio pokalbio apie tai, kad reikia medžioti paleidimo įrenginius, kaip tai buvo svarbu siekiant oro pranašumo Irano kare. Galiausiai turime maisto logistiką. Ir aš specialiai palikau tai pabaigai, nes čia slypi daugiausiai intrigos. Jei atsuksime laiką į Wildberries kampanijos pradžią, per antrąją smūgių bangą, Liepos 22 dieną, Ukrainos dronai smogė Miratorg mėsos perdirbimo gamyklą į Briansko srityje. Kaip ir tada, taip ir šiandien vis dar neaišku, ar tai buvo tyčinis smūgis. Dronai kartais nukrypsta nuo kurso. Priešlėktuvinės sistemos, kurios, patikėkite ar ne, vis dar kažkiek egzistuoja Rusijos viduje, taip pat gali priversti dronus sudužti netinkamoje vietoje. Kodėl tai atrodė tyčinis veiksmas, yra tas pats dvigubo naudojimo argumentas, kurį Ukraina naudojo pateisindama Wildberry smūgius. Uritorg yra vienas didžiausių mėsos tiekėjų Rusijoje. Dalis tų mėsos produktų keliauja Rusijos kariuomeniai. Atsižvelgiant į tą, kad smūgis įvyko pasienio srityje, buvo pagrįsta daryti išvadą, jog Ukraina galėjo bandyti alinti Rusijos logistiką šiame regione. Tačiau praėjo laikas ir jokių tolesnių veiksmų nebuvo. Taigi galbūt tai buvo atsitiktinumas, galbūt tai buvo tyčinis veiksmas, bet tai sąmoningai buvo vienkartinis atvejis. O gal Wildberry smūgiai buvo tokie sėkmingi, kad Ukraina nusprendė likusias galimybės atidėti į šalį. Kas yra itin svarbu šiai galimai strategijai, bet dažnai lieka neaptarta, yra tai, kad maisto paskirstimo sistemos yra visiškai priešingos Wildberries modeliui. Prisiminkite, kad Amazon stiliaus paskirstimo centrai veikia beveik nepriklausomai vienas nuo kito. Taigi, jei vieną iš jų sustabdote, kiti toliau veikia. Ir galima nukreipti pristatymus iš nepaliestų centrų. Tiesiog reikia keliauti ilgesnius atstumus. Maisto gamyba ir paskirstymas neveikia taip. Dauguma šių prekių yra greitai gendančios. Jei sunaikini vieną sandėlį, galutiniai mažmenininkai negali tiesiog pereiti prie kito paskirstimo centro.
Ne, prieš tai netlikus sudėtingų logistikos skaičiavimų, kad būtų užtikrinta, jog viskas pasieks pristatymo vietą, kol maistas nesuges. Nekalbant jau apie tai, kad maisto verslas yra mažo pelningumo, todėl net pridėjus 100 papildomų kilometrų prie pristatymo, viskas gali tapti nuostolinga. Esmė ta, kad smūgiams prieš naftos perdirbimo gamyklas ir Wildberries objektus reikia tam tikro masto, kad jie galėtų sukelti chaosą visoje sistemoje. Maisto versla tai nėra tiesa. Todėl Kyjivui čia yra didesnė papildoma nauda įdėti kelis kiaušinius į šį krepšį, kad būtų užkirstas kelias Rusijai gaminti kiaušinius visur. Svarbiausia pastaba čia yra ta, kad Ukraina turėtų stipriai remtis dvigubo naudojimo naratyvu, kad išvengtų kritikos dėl žalos civiliams. Tai pasiteisino pasakojime apie Wildberries, nepaisant proporcingumo klausimų. Ir vis dar nėra jokių skundų iš vakarų lyderių. Turėsime palaukti ir pamatyti, ar ši tendencija išliks, jei Ukraina pasirinks tokį kelią. Tai bus daug lengviau įgyvendinti, jei Ukraina apribos savo smūgius maisto perdirbimo objektams pasienio srityse, o ne pavyzdžiui smogs vienam iš jų Maskvoje. Leiskite man pabaigti čia su šiek tiek kitokiu mūsų pagrindinių minčių pateikimu. Taip, svarstome 4 variantus, bet man čia primena seną gynybinį algoritmą. Jei mes galime aptarti, kokie yra pagrindiniai paskatinimai čia, tai tikrai Kremlius taip pat gali juos suprasti. Ir žmonės ten taip pat turi galimybę paskirstyti gynybinius išteklius, kad kompensuotų savo pažeidžiamumus. Savo ruožtu, tai iš esmės tai buvo svarstymas apie tai, kaip Ukraina ir Rusija turėtų apskaičiuoti kiekvienos iš šių strategijų naudą ir riziką. Iš tikrųjų pasakyti, kuris iš jų įvyks praktiškai, mums neįmanomas. Rusija bandys išlyginti savo pažeidžiamumus tarp šių pasirinkimų, palikdama smulkę neviešą informaciją abiejose pusėse, kuri nulems, kas įvyks praktiškai. Ypač, kai kalbama apie tai, kas mums net nešovė į galvą, kai svarstėme galimus karštuosius taškus. Tačiau tai tikrai intriguojanti mįslė. Dar kartą dėkoju Ground News už šio dienos vaizdo įrašo rėmimą. Eikite į ground.news, _ lines on maps, arba nuskaitykite QR kodą savo ekrane ir sutaupykite 40% įsigydami Vantage planą. Jei jums patiko šiandienos vaizdo įrašas, prašau paspausti patinka, pasidalinti ir užsiprenumeruoti. Ir pasimatysime rytoj. Saugokitės.